Labadiena, mėly žiūrovai, esame automoto parke, cross country 4 etapas, oras pasakiškas, 20 laipsnių, ką ir laukiu, nelaužo kaulų šaltis, šilta gera, važiuosim, pravažiavau apžvalginį ratą, trasa sudėtingesnė, tikrai galiu pasakyti, daug vietų, kur galima pralošti laiką, daug keliukų yra visokių, privažiuoju, atrodo, vienaip gali važiuoti, bet ten iš tikrųjų yra ten tik tikras kelias, tai ką bus labai įdomu, yra daug vietų, kur tiesiog bombsų išmeta tavo ir tai reiks atsargiai važiuoti. Na bet ką, jaučiamės gerai, tikėkime bus smagas varžybos. Dalyvių irgi daug, kaip visada, tai labai smagu ir laukiam startų. Tai va, tiek žinių. Uraganai, kaip sekas važiuoti? Kaip žvalgynis? Nu ką, mes treniruotėje čia buvom, sveiki, buvom treniruotėje kažkada mes čia antradienį, labai nesėkmingoj, bet vis tiek gavosi pravažiuoti, tai trasą plius minus žinojau. Tai automoto parko trasa, visi jie žino, daug posūkių, daug miško, mažai motokroso, tai čia šiandieną turbūt valdys enduristai pagrindė. Nu, bet atvažiavom pakaifuoti, oras geras. Visus su šventė, su baikerio atidarimo dieną. Noriu paminėti, kad ir viskas. Važiuosim varžybas, mačiau klasiai dalyvių nedaug, 8. Gal paeis kažkas, vieno pagrindinio konkurento nėra, Žulpos kažkuris kitur turbūt važiuoja, ar baikerių švenčia, nežinau. Bet faktas, kad nėra, 8 žmonės klasiai, tai gal pasiseks. Jūtis yra? Jūtis yra. Čemerys, Jūtis yra pagrindiniai, tai su jais bandysim kovoti. Ir tau linkim sėkmės. Jau turbūt šiandieną laimėsi kažką? Nežinau. Nu, taigi enduristas esi jo? Jo? Nu, tai Aleksas irgi sakė nepasiduos, nes jis nori į priekį tavęs visą laiką važiuoti biškutį, kad tu visą laiką įfilmuotum, kad po to būtų į ką žiūrėti, klaidas analizuoti ir taip toliau. Tai stenkis jį filmuoti, nes jis po to, kai vaizdas nutrunka ant jo, jis labai po to stresuoja, nes būna nedažnai jį parodai kameroj. Nu ką, Paulius? Nieko, laukiam starto. Paprastai trasa gan sausa. Jau atsirakino važiavimas, jau pradėjai Nu, spaudyti. žiūrėsim. Šita trasa kieta turėtų būti geriau. Tai 12 valandą žinosim. Nu ką, Raimi, biški buvo įgriuvęs? Biški buvo prigriuvęs per treniruotę, bet viskas kaip ir gerai, pasivitau. Šiek tiek mėlyna ta koja, skauda, bet viskas bus gerai ten. Manau, kad suvažiuosim gerai, buvom treniruoti, viežas visas apsižiūrėjom per apžvalginį ratą, tai patenkintas, žiūrėsim kaip bus po varžybų, nes visi labai smarkiai pasiruošę, tai žiūrėsim. Dėkui. Gerai, gal aplenksi tą? Nu, Aleksai, konkurentas mano, priekį važiuoja vis laik. Nu tai pabandysim su Laurinu pakovoti. Kaip jis sakė, aš jo pagrindinis konkurentas, tai malonu. Manau, susitiksim ir trasą ir bus smagi kova. Gerai, O šiaip trasa faina, daug posūkių. Nežinau, man patiko, žiūrėsim kaip bus per važiavimus. Tikėkime gerai bus. Ką, džiaugas, kaip sezonas? Sezonas gerai, trasa čia tokia pat kaip praeitais metais, tai nebuvau treniruotėj, tai per apžvalginį ratą pasitreniravau, bet spausiu gazą, reikia laimėti. Daug priešininkų pasiekė. Mane yra tų priešininkų, bet vienas ten pagrindinis, tai Mačiau, 2 kartus, atrodo, laimėjai jisai ir tu Ja. porą kartų. tai dabar reikia 2-2 padaryti. Reikia išsilyginti. Ja. Nu, SMR komanda, kaip nusiteikimas? Komanda nusiteikus enduriškai šį kartą, nes endurinė labai trasa. Karočią, šiaip iš tikrųjų nepatenkintas. Nenoriu čia važiuoti visiškai, bet visą laiką, nu tai tu blogai tai. nusiteikęs, gal Aš gerai nusiteikęs, bet nenoriu čia važiuoti. Arba galvoju važiuoti ar nevažiuoti, bet jau privertė aplinkybės. Nieko, važiuosim, žiūrėsim kaip gausis. Viskas bus gerai. Stengsimės duoti gazo. Tai va, vietoje atleisti, vietoje stabdyti ir vietoje vėl duoti. Tai va, nu, taip, bandysim lėkti. Nu, Aivarai, kaip šį kartą tikiuosi jau linksmas būsi? Tai visada linksmas, o pažiūrėsim, ką išmokom per treniruotės. Posūkis, mokinsimės dar kartą, čia posūkis ant posūkio. Trasa techniškas. Manau, kad bus sunki treniruoti.
kaip treniruotėse sunku, taip ir čia bus sunku. Bus ką veikti. Bet pažiūrėsim. Po varžybų pakalbėsim, kaip čia kas. Da, prieš varžybas biškį reik pavalgyti makaronų, angliavandenių išsikraut. Ačiū Viktorijos mamai už čia meškinio česnako pesto. Pasikrausim pavasarinių gėrybių iš miško. Dar tai lėks jau natūraliai, natūralus dopingas. Labai skanu. Ir išgeriu elektrolitus prieš važiavimą. Gal valandai iki starto daugiau. Pasistiprinam, pavalgom ir važiuosim. Tikėkime bus gerai, be traumų. Šiandien iš tikrųjų labai svarbus startas. Mažai vietų apsilenkti. Ir ką, nepaėjo startas. Važiuoju gale. Ir per vidurį gal svirtavau. Rinkausi važiuoti iškart dešiniau. Matau, kad mažiau motociklų. Ir štai pirmas griuvimas. Stoju. Įsimušu laisvas bėgis. Prarandu laiko. Bet nieko. Stūmėmės į priekį. Kažkaip pralysim. Dulkių labai daug nesimato, kur važiuoti, baisu bėgti. Stengiasi nebūtų žinėkina gale, grūtų. Biškį prasistumdam, jeigu ne tu, tai tave. Ir štai bandam kažkaip komponuotis. Ir kamštukas. Vėl truputį stojam, bet nieko nepadarysim. Čia daug lėtesnė sekcija pačioj pradžiai. Visi ramiai važiuoja, pagalvoti dar tie, kurie priekį išvažiavo, tai jie niekur nestoja. Jie savo laisvai važiuoja. Aš stengiuosi pamatyti kažkokius pravažiavimus, kažką tai greičiau pavažiuoti. Ir šiaip prie starto linijos dabar C klasėje stojo 64 motociklai, ir 3 softų, tai iš viso 67 motociklai. Tai įsivaizduokit, kokios čia grūstis, kokie kamščiai. Trasos ilgis yra 6 km. Tai per tuos 6 km po to viskas pasiskirstas. Svarbu dabar neužribauti ir viskas bus gerai. Svarbiausia veržtis į priekį, galvoti geriau negu kiti važiuoja. Bet va, čia atrodo galėčiau paspausti, bet dulkės. Baisu, neatsimenu. Danas šonį lekia, neatsipalaiduoja. Ir dabar truputį su Danu mes liksim kartu, panašus tempai. Trasa nuo praeitų metų skyrėsi. Aš atsimenu už praeitų metų trasą. Tai kitas biškį ir panašus, bet ir ta pačia skyrėsi. Plius praeitais metais lyjo, tai buvo visai kita trasa. Šiandien saus, šilta. Tai pradžiai kaip visada pražiūrėsim visą pilną ratą. Aš per savo žvalginį ratą, žvalginį neretai važiavau visai lėtai, apsižiūrėjau visas vietas, sustojau daug kur. Tai va dabar gavau pranašumą. Atsiminiau, kad šitą vietą bus trumpinimas, tai apsilenkiau. Ačiū Dindai už po gerą patarimą. Sakė, važiuokai, būtinai sustok visur ir žiūrėk, nereik lėkti. Nes ką anksčiau darydavau, tai gan leidavau savo tempą, atrodo įsivažiuoti turi čia kažkur tai. Bet šitam cross country reikėjo labiau atidumo. Kur pravažiuoti. Va, matau, bet biškį pasirinkai kitą kelią ir apsilenki kažką. Po biškį matau, kad artėja mano draugas Paulius Bagdonas. Su juo draugiškai pasidavažysim alkūnėm. Kažkaip prisidėjau ir žinau, kad mūsų tempai vienodi. Ir galvoju, nebus man kaip apsilenkt dabar. Reikia grūstis. Ir kažkaip bandai pralyst. Kažkaip nedraugas, bet taip gaunas. Dar atsisuko pasižiūrėti, kam čia reiks per snapą duoti po varžybų. Bet čia taip jau yra. Ne tai, kad čia draugas kažkas tai bandai lyst, ir kartais tai gaunasi, kad sutrinkinė.
Ne iš piktumo, kaip sakoma. Bet dėl vietų pozicijų. Nors mes skirtingose klasėse. Gal biškit karts pažiūrė, žinau. Įdomu. Vis tiek įdomu. Vis tiek draugai, nesipykstam. Kažkaip pasivysim ir pasidarysim tą kelią. O jeigu prisivijus savo tempo, tada jau sunkiau darosi daryti lenkimus. Aš priekį dar pamačiau, kas Paulius Žukauskas. Jam labai nepasisekė. Kažkas įkrito į emociją, nutraukė gazo trosą nuo nežinau, ne preparatorius, kažkur nutraukė gazo trosas ir sklendė gazą atsidarė ir viskas baigėsi. Ir į valiklį įtraukė truputį žvyro. Tai va, sakė, susikabinė buvo emocijai, bandė traukti viens kitą, žiūri, kad ištraukė tas trosas, bando važiuoti užsikūręs, duoda gazą, nebevažiuoja. Čia irgi susidaužėm alkūnių, nepasidalinom. Nu, čia jau taip yra lenktynės. Draugai, nedraugai. Iš tikrųjų labai daug trasoje posūkių, mažai tiesiųjų kur paliekti. Čia atrodo, biškį galėjau geriau pavažiuoti. Tokį trumpinimą, bet net nieko. Toks smagus nusileidimas visai. Šokį į niekur. Šitoje vietoje visai buvo kitą takelį nusižiūrėjęs tarp akmenų, bet šį kartą nepamačiau jų ir praleidau gerą progą apsilenkti Paulių. Nes Paulius irgi važiavo kitokiu takeliu, negu yra čia greičiausias. Bet Paulius gerai važiuoja. Nesinervuoju, dar tik lenktynių pradžia. Ir čia įsirėmė bortą ir kažkaip gražiai apsilenkė didesnį greičio. Jau prisivyė ir mėgėjų klasę. Ar vyresnių, nežinau. Na, kita eilė prisartavo. Ačiū, kad praleidė. Bet jau tada suprantu, šiuo momentu, kad važiuoju kažkur priekį. Čia irgi toks dešiniau prasibandęs buvau, kad galima kirsti. Čia irgi iš tikrųjų galimėjo važiuoti daug dešiniau. Buvau prasibandęs per apžvalginį ratą, bet per pačias varžybas pabijojau. Pabijojau, kad striksiu. Neaišku, kas slepiasi po žilėm. Prisijų ir E50+ klasėje Rytis Valaitis. Šaunuolis Rytis nepaleidžia etapų, dalyvauja kiekvienam. Ir čia vėl klaidelė bėgi laisvę įsimuša. Nežinau, kelintą kartą šiandien. Ir štai puikia proga Edgarui Urbanovičiui apsilenkti. Nuskubo. Matosi iš tikrųjų, kad iš tempo labai spaudžia. Šiaip kai taip aplenkė, galvoju, nu viskas, nebepasivysiu. Nuspaus. Bet pats, kai aš susivaldau, nedidinu savo tempo. Važiuoju ramiai. Tai va trasoje daug tokių staigių užkilimų, kur šiaip turėtų būti šlaitas, bet tiesa galvoju, padaryti rasikį. Ir tas mašinas man nejaukiai atrodo, tas posūkis atrodo, jis įstrengt baisu. Na, bet iš tikrųjų per daug nepergalvoju tokių dalykų. Na, bet čia jau trasa panašiai kaip iš praeitų metų. Žinau, kad čia ilgesnės tiesiosios. Bet ačiū Dievui, kad nelyja. Ir gan sausa. Vienintelės pliūžės, va čia buvo tokios. Na ir dar centriau, biškį to bus. Ir čia padariau klaidą.
prašoksiu. Bet nežinau padaryti pirmą bėgį, o taip drožiu. Visas darbas šunint uodegos. Ką buvau padaręs, ir Rytis prisivijo, Danas apsilenkė. Čia irgi žiauriai kliurza, matau, Donas Paulius strygo. Sakė, žiauriai, jam tai nepasisekė. 2 minutės pragaišo, tai kažkas tai tokia. Visi iškelia tą mocą, įkrenta į tą vėžę. Žodžiais vėliau daugiau pats papasakos. Prisiviai ir 8-5. Na, vaikai vis tiek, ne visi neblogai važiuoja. Ir jos norisi pasaugot, atsargiai. Iš alkūnės jau nenutrenksi vaikų. O čia padariau klaidą, nesupratau, kad buvo posūkis, tas leidau nemažai, bet čia kažkaip juostas nukirstas buvo, aš nesupratau. Nebuvo aš vienas, kad ten nuvažiuočiau, pasiekė mane ne tai vietoje. Taigi pirmajame rate esu bendrai 12. Nežinau, man taip sakė, tai man atrodo, tikriausiai čia yra su C ir C pradedančiųjų klasė. Na, bet kad ir startė nepasisekė, toliau sekasi gerai, vis kylau pozicijomis, kiekvieną ratą vis gerėjo. Kažkaip kaip priekį nematau, nieko galiu įsivažiuoti savo tempą, o jeigu pamatau kažką priekį, tai, pasigaunu tą kitą tempą ir neapsilenkiu kitą. Atrodo, gerai, čia normaliai važiuoju. Nors kai vienas važiuoju, tai aš atsipalaiduoju ir galiu paspausti. Aišku, čia gal nelabai atrodo, kad spaudžiu, kad pačiam visai greit važiuoju. Dar neįsimenu trasos, sakau, siaurais kampais. Čia irgi taip per daug įskridau, nežinau, kaip važiuoti. Na ir daugelis šitoje vietoje važiavo, čia tokia pelkė, Kamsynas bus, daugelis važiavo dešinio suko, o aš tiesiog trečią bėgį, kuo daugiau atsilašiu ir tiesiai važiuoju. Kad priekis būtų kuo aukščiau iškylęs ir išeina gražiai prasišokti viską, per daug neišsivarginu. Padangų sekcija padaryta, čia tik pravažiavimas tarp jų, bet vis kažkas įdomiau. Ir ką, pirmas ratas užbaigtas. Čia priekį teisėjai mojavo su vėliavom ir nesupratau kodėl. Atrodo, dabar gal kad neišvažiuotų nieks į priešpriešą. Ir galvojau, gerai, nuvirtė ten priekį kažkas tai. Ir iš tikrųjų buvo kažkas nuvirtė. Bet kaip jie matė. Čia tiesiog mano pamastymai, kaip važiuoti. Va tokias mintys. Pirmas ratas baigtas, įsivažiuojame į savo tempą, galim paspausti, iki netiek daug priešininkų, prasiskirstė, bet norėčiau dar pareklamuoti YouTube'ai Valdas Gritė. Jis į savo kanalą turi įkėlęs iš lauko, kaip visi važiuoja, kiekvieną cross country įkėlęs ir daugiau visokių varžybų, tai tiesiog smagu pasižiūrėti, kaip važiuoja iš šono, matai kitus. Ir šiaip geri video pasileisti ant fono, tarkim, susirenka su draugais, visi kažkur kažką šneka ir paleidai, kad eiti tie video enduro važiuoti. Tai jau patikrinkite kanalą, pamatysite save, jeigu važiuojat. Na ir šiandien top 10 raiderių. Nugalėtojas vėl Domantas Jazdauskas, antroji vieta Džiugas Kazakevičius ir trečia vieta Marius Adomaitis. Tai šiandien puikiai pasirodė Džiugas, pagaliau ir jis tarp top 3 raiderių. Kaip jis pats sakė, nei kartą negriuvo ir gerai susivažiavo. Šiandien buvo endurinė trasa, tai Džiugas buvo savo stichijoje. Ir šiandien tų kovų labai net nebuvo, visų tarpai gan dideli. Džiugas nuo Jazdausko atsiliko 4 minutėm, Marius
nuo Jazdausko atsiliko 7 minutėm. Tai nemažas laikas. Greičiausią ratą parodė Domantas Jazdauskas, 9 minutės 14 sekundžių. Antras greičiausias laikas Marius Adomaitis, 9:19 sekundžių. Na, o Džiugo trečia vieta, 9 minutės 28 sekundės. Ir štai vėl susitikom su Urbanovičiu, spaudė, bet pavyko man išsukti gerai posūkį ir apsilenkti. Danas stoja iš oro, bet nepavyks aplenkti. Na ir jau čia darosi įtempta, ankštoko. Priekis kažkaip paslydo, užkliuvo ir sugriuvau. Vėl Urbanovičius apsilenkė mane. Daug kas bijojo važiuoti per šitą balą, bet pašnekėjom prieš varžybas su visais, sakė važiuoti per balą. Tai aš ir važiuoju per balą. Nu ką, vis atrodo, važiuoji gerai, pasivyji pisklaidelį. Nu ką, tai visi vėl apsilenkė. Na, kai gerai važiuoja, tai sunku ir aplenkti iš tikrųjų. Ne taip lengva. O čia vietų aplinkimų daug nėra, daug nesimėgėsi. Na, bet gal kažkaip pavyks prašokti. Vėl dabar, kai žiūri save, atrodo, nu taigi čia paspausk, apsilenksi. Bet gal paspaudi, kai važiuoji, galėčiau atrodo dar geriau. Bet irgi čia tiek spaudžiu, kad jau posėdas sunkiai išsuka posūkį. Bet, o čia bamsa yra. Čia žinau, kad galiu paspausti, bet kartais paspaudžiu. Atsirinkau vietas, kur jaučiu, kad galiu paspausti ir tiesiog važiuoju savo tempą. Pavyko ir apsilenkti 2 priešininkus. Dabar tik reikia nedaryti klaidų. Galinį mano amortikai visai mirė, ratas irgi miręs, stipinas vienas išlūžęs, jis atsipalaidavęs, guolį kleba, tai kad tokia trasa nėra labai gerai, bet galvoju nekreipsiu dėmesio ir važiuosiu vyru kaip yra. Ir čia pamatau, kad kažkas jau pametęs pakojus, į akmenys įtrenkė. Okei, galvoju, ramiai, dabar reikia čia pravažinėti, bet galvoju, gal geriau važiuoti ramiai pirmų bėgių ten, nei aplinkui. Vis tiek laikas įstaupys, kai važiuosi trumpesniu keliu. O čia noriu atkreipti irgi dėmesį, kokią durną klaidą darau, atrodo. Kai su Bogdanu važiavau dešiniau, įsirėmiau į bortą. O dabar lendu į tą vidų ir važiuoju į lėtą liniją. Nespaudžiu, taip kaip galėčiau spausti. Reikia kažkaip mokytis iš klaidų. Prisivyju priešininkas ir galvoju, kaip čia nukris dešiniau. Čia kažkaip galima būtų geriau apeiti. Bet nesigalvoju. Kažkodėl Raimond Tubis 799 numeris lėtai važiuoja. Ar tik neįsistrenkė į tos akmenis. Nežinau, nutraukta ir juosta velkasi. Na ir ką čia mes prisivijom. Gerai, kad šį kartą į bėgį pataikiau. Bet irgi čia grybiškai išėmiau šitą posūkį. Stengiasi iš didelio į mažą sukti. Biškį geriau, galima būtų dar geriau. Po truputį vejamės. Kas sunkiai sekasi man prisivyti. Ne iš karto, tai 46 Stasys Šliumpa važiuoja C pradedančiųjų klasėj. Ką, pristabdo biškį prie nušokimo. Ir ką, galiu vėl nulit savo tempą.
artėjai prie tos vietos, kur praeitą kartą strigau, galvoju, o ne, čia jau tikrai vidum nelysiu, gali kokią provežą, kad tik nepristripčiau, geriau plačiau išvažiuosi ir viskas bus gerai. Ir čia jau pliurzynė, matau, kad daug kas strigė yra, kuo daugiau išorę važiavau čia, vidaus net nereikia liesti, va tiesiai išvažiuoji savo ramiai, šauni toliau, kad prisivyjam ėdą Pangonį. Jeigu prisimenat ir Nemuno žiede mes kartą biškį važiavom, kol mane praleido, tiksliau įsikišau savo motociklą, tai 50 plius klasėje šiandien nugalėta Sergejus Bedrovas, antras Edas Pangonis, kuris važiuoja priekį, ir trečias Linas Venslovas. Tai va jie irgi važiuoja valandą kaip ir mes, cešnikai. Dar gan sunkiai man tai Edas pasipavyti, spaudžia jisai, nurūksta. Šįkart nepadarau klaidos, nenuvažiuoju ten, kur nereikia. Jau mačiau čia trumpiausias keliukas, juostas uždraskytas. Linas Saukaitis kažko sustojęs, gal nugriuvo, nežinau. Mačiau, jam sunkiai sekasi važiuoti šalmas, metelis kreivas. Pagal rezultatą matau kažkaip sunkiai. Na, Edai, gal kažkur praleisi. Kai įsiterpsi, niekur nėra vietos apsilenkti. Šaunuolis gerai važiuoja, paspaudžia ten, kur reikia paspaust. Bet man jau atsibodo važiuoti iš galo. Kažkaip atradau progą apsilenkt. Galvojau, gal išstabdysiu, išvažiuosiu iš trasos, bet ne, viskas gerai. Na ir štai tiesioji, ta kur visi važiavo dešiniau, aš tiesiog va taip padarau lengvą priekį ir rauni. Šiaip susitaupo daug laiko. Tik net jau per greičiai važiuoju. Ką priekį toliau, sekantis oponentas. Užbaigiamas antras ratas. Ir lieka 35 minutės. Na kągi, pradėkime vedžioti Daną. Visai nemažai už Daną važiavau. Nepaleidžia tempo. Važiuoja. Bet pabiškai išeina prisivyti. Kažkur vis tiek Danas pastabdys, prisivysi jį. Čia taip labai įdomi ten. Taip gaunasi, kad prisivyju, atolsta, prisivyju, atitolsta. Šitą smagiai man vietą patiko, pasišakinėt galima. Na ir vėl privažiavam lėtą sekciją, kur nėra kaip prisivyti. Daug plačiau išsakau čia, nevažiavau to kelio, kur visą laiką, ir pažiūrėkit, kaip nutolais. Labai reikia taisyklingai pasirinkti savo maršrutą. Čia irgi grįvau praeitą kartą, bet vėl prašiau važiuoju, šį kartą viskas tvarko. Varom per balą ir kas kartą aš vis bijau, kad ta bala išgilės, nors negilėjau. O čia iš tikrųjų dešiniau, iš karto iš krūmų reikia sukti, per medelį pravažiuoja ir daug geresnė vieta gaunasi, daug greitesnis kelias, bet nesugalvoju sukti nei kartą per šias varžybas. Danas apsilenkė priekį važiuojantį raiderį ir dar labiau tolsta nuo manęs. Na, bet priekį važiuoja 85 klasės nugalėtojas Ernestas Liepis. Draugiškai jis mane praleido, ačiū jam. Antroji vieta Leopold
Maksimilian, o trečia Artiom Grigorjev. Mūsų jaunieji sportininkai, galėtų jų būti daugiau, bet nėra taip populiaru kaip motokrosas. Bet dar yra ir 65 klasė, buvo tik vienas motociklas ir jis buvo Ignas Simniška iš SMR komandos. Na, tikimės, kad šitie sportininkai užaugs į labai stiprius raiderius ir turėsim naujų žvaigždžių. Nu, Danas tai gan toli nuo manęs dabar. Bet gera žinia ta, kad po biškį vejamės. Iš asmeninio progreso, kurį iš mūsų paprogresavęs, tai per patokius dabeles išmokau pilnai atsipalduoti ir duoti gazą ir atleisti rankas. Tai va tokias vietas privažiuoju, galvoju, o gerai, pailsėsiu ir paspausiu. Ir taip lenktynėse pradėjau jaust, kad greitėju. Na, svarbiausia, važiavimo technika. Gana aštriai nusileidžiu. Na, ten tolumoje visi nurūksta ir prisivėjam softų klasę. Važiavo netgi su BMW PS. Aš nepavydėjau jam, kad čia važiuoju. Na, mes čia nušokom, jis čia turi prisistabdyti. Na, tikrai drąsūs vyrai su soft enduro važiuoti. Tai nugalėtojas Paulius Jatkonis, Husqvarna 701, antra Vytenis Navickas, Yamaha Teneri 700, o trečias Edgaras Burneika, BMW BS, nežinau, aš ten toks, nežinau, kaip BMW ar F. Nu, žodžiu, pravažiavo jis tik matė prieš tai. Tai va, galvojau, bus blogiau, bet ir ganėtinai sunkioje trasoje jie važiavo. Įdomu, patiko, nepatiko. Bet nežinau, ar limpa tas soft enduro čia. Ką jūs manat, soft enduristai? Ar važiuotumėt patys cross country? Nu, čia bandau aplenkti Sergejų, nuo 50 plus klasės nugalėtoją. Lengva irgi nepasiduoda. Kaip ir Edas, spaudžia. Jau galvojau, čia aplenksiu, bet ne. Gerai, biškinčiau jis pastabdė. Įlenkiu. Gal gerai, kad beigas neišsimušė, bet čia labai taip plačiai išvažiuodavau. Nu ką, pravažiavau daugiau negu pusę ratą ir pagaliau sėdu vėl Danui ant subinės. O Danas vos neužtaikė į žiaurę provežą. O galėjai biškį užtaikė. Vėl artėjame į tą meškyną. Čia pristabdyti Danas, galvoju, negi striks išvažiavo. Davė purvą į veidą, bet akinį neatnešė, kameras neatnešė, tai viskas gerai. Štai čia gerai vietai apsilenkiau. Šito lenkimu net ir pats didžiuojasi. Plačiai kažkaip paėmiau. Viską įsirėmiau ir 2 priešininkai vienam posūkiai. Nice. Tai taip apsilenkiau, iškart pagavau haiko. Adrenalinas sukyla. Renkamės kitus priešus. Konkurentus, ne priešus, ne kariavimus. Ką, prisivėjam irgi, neperskatau, koks tik numeris jai. Dar žodžiu, žalias numeris, žalias fonas, mano klasė. Visai aš pagavęs tą lenkimo hypą. Tiek pagavęs, kad išskrenda iš trasos plačiai. Na, bet svarbiausia, apsilenkiau 2 varžovai aplenkti. Ir vėl važiuojam į savo mėgstamiausią vietą. Vėl važiuojam per vidurį, apsilenkiam vieną varžovą. Visa paslaptis yra nebijoti.
užbaigėm ir 3 ratą. Visą laiką galvojau, kad man bus 5 ratai važiuoti. Nusiteikęs ir jėgas sudėliojęs esu 5 ratai. Pagavęs tai, kad va dar geriau išvažiuot ir dar geriau išvažiuot, spaudi. Ir šiuo momentu Paulius Žukauskas šone pasakė, kad atvažiuoja 5. Nu ir ką, užsihaipinau, gal reik varyt. Ir klaidelė. O šitą klaidelę man, žinokit, labai daug kainavo. Kreivas vairas. Aš galvoju, nebegalėsiu tiesiai pavažiuoti. Ant nervų visas. Čia net irgi gal biškį net matosi, kad susikreivuliuojas tas vairas. Na galvoju, viskas mintysi, praradom. Nu aš nebepabaigsiu niekaip. Kaip aš čia važiuosiu, kai šoksiu, sutiesiu vairus, kreivai nusileisiu. Na bet kažkaip susidėliojo galvoje ir viskas gerai. Na ir mintis dabar tokios, kad 5. Gerai. 5 atvažiavau jau 2 kartus. Sandbox'e, Nemuno žiedė ir dabar vėl esu 5. Vėl ta pati istorija kartojasi. Nu, kas čia? Biškį per daug. Įsijaučiau. Aišku, dar tas kreivas vairas man nepadeda. Bet aš jau galvoju, mane Danas prisivis. Šiuo momentu galvoju, nu viskas, Danas deda per šoną. Taip sunkiai apsilenkiau iš jį, bet neprisivėja dar. Biškį tempas nukrito. Jau čia reikia įsivažiuoti vėl į savo vėžes, įkristi tos bėgius. Nebekartu ten dešinėje pusėje, nes pradėjau bijot. Pradėjau galvot nesąmoningai, kad važiuosiu saugiau, nors reikėjo rinktis ten. Būčiau tikrai pravažiavęs ir viskas būtų gerai. Ant šito, kad praleidau tą takelį, nepykstu. Na, ten žiūri Laurinas Kišonas, fotografas, galvoju, jisai žiūri, reikia paspaust biškį. Gerai, neapsilošint reikia. Na, šitam sportui tikrai labai svarbu psichologija. Reikia nepalūžt, kad dabar kreivas vairas, išmyliu tas mintis ir tiesiog susikoncentravau į važiavimą. Prisiviju softą priekį. Nu gerai. Atsargiai už jo važiuot reikia. Va kažką bando nukirst, nepaėjo. Apsirinkiu abu. Nice. Džiaugiuosi. Ūpas kyla, motivacija kyla. Nu, čia dabar atsuku. Bet jau 4 ratas. Jėgų ne per daugiausiai, kiekviena paida irgi daug kainuoja. Čia irgi koncentracija truputį dingo. Iš tikrųjų, kai čia jau važiuoju, man jau kūnas tirpsta. Rankos nedirbsi, netraukiame aštungai, bet tiesiog bendra savijauta tokia, kad vargini savo kūną. Vidutinis širdies ritmas buvo 176, tai galima sakyti, mano aukščiausiai zonoje įdirbo širdis, bet šį kartą jaučiausi gerai, palyginus. Aukščiausias pasiektas buvo 192, kaip kurie sako, nepasiekiau 200, bet džiaugiuosi, kad nepasiekiau aš tos zonos, kai išnaudoju tiek jėgų, kad tikrinti į duobę ir po to nebegalėjau išlipti ir jau nebėra jėgų visą važiavimą. Tai džiaugiuosi, kad jau pavyksta to išvengti. Na ir pagaliau šiandienos nugalėtojas Domantas Jazdauskas lenkė mane ratu. Nu jūs tik pasižiūrėkit, kaip jis gražiai važiuoja. Kaip jis peršoks šitą keliuką, kur aš negalvoju, kad galima šokti. Jis tiesiog įsibėgiojo iš šito ir jis peršoko. Vau, aukščiausias lygis. Taigi enduro klasėje tiek su lempomis ir legaliomis padangas nugalėtojas Domantas Jazdauskas, antrojo Karolis Varnauskas, o trečioje Aleksejus Nitka. Domantas jos aplenkė ratu
O tarp antros ir trečios vietos irgi skiriasi 4 minutės. Daugiau negu 4 minutės, tai gan didelis tarpas. Šitą klasę važiuoja 2 valandas, ilgiausiai. Tikrai yra ką veikti. Tai tas 4 minutės per 4 valandas. Sąlyginai daug, ir to pačiu nedaug. Vėl artėjom prie mėšlo, žinau, kad važiuoja 5. Danas manęs neapsilenkė, vis dar esu 5. Ir ką matau, Mindaugas Venskus paskendo mėšle, kažką čia užribavo, iššovė ten, kur nereikia. Aš ėmiau paplačiau, ką matau, kad jisai ten sėdės, žinau, kad dabar važiuoja 4. Davai spaudžiu. Soft klasės pirmos vietos nugalėtojas Paulius. Čia va, atradau, kad plačiau imt posūkius labai gerai gaunasi, gali didesnį greičio. Ką pasigavau, kad esu 4, priekį važiuoja Mindaugas Petraitis. 40 plus klasė ir matau pasirinko platesnį keliuką, aš staupiau kelią ir nurūkau. Ir štai prisivėjau savo klasės priešininką, varžovą, Modestas Miškis. Pasigavęs hypą, atsirado antras kvėpavimas. Galvoju, dabar aš jį suvalgysiu, prisivysiu. Šiaip gerai važiuoju irgi, nepasiduodu. Bet aš tiesiog pagavęs tempą, pasijungęs spaudyklą. Ir tiek spaudžiu, kad čia nebeišsuksiu normaliai posūkio kaip visą laiką, bet atradau dar geresnį kelią. Tarp bačkos ir juostos buvo tarpelis, pro kur galiu prašokti. Nors ir bėgas lietė tą bačką, bet visiškai taupau nepažiūrėjau taisyklių. Ką, spaudžiam toliau. 4 ratas eina į pabaigą. Jau kad kreivas vairas, net nebėra tokių minčių. Noriu mintis tik spausk. Spausk! Gazą! Va, ir mano mėgstamiausia vieta. Jau matau, kad daugiau duobių. Nu ką daugiau duobių, reiškia daugiau paspaus reikia. Džiugas Kazikevičius iš galo prisivėja. Man pipsite stabdžiai. Kas čia atsipė, kas čia yra? Išvaliau savo stabdžius be klinerių, neatsipė. Tai čia kad pasibrempo kokie. Nu ką, paskutinis ratas, pasistengsiu. Dabar susidėliau taip, kad visas jėgas susikoncentruosiu ir spausiu. Kad ir esu pavargęs, bet kažkaip susikaupiu paskutinės jėgas ir važiuoju. Jaučiuosi labai gerai. Pargriūti, kur pargriuvau. Artėja tą vietą. Na, o kalbant apie Džiugą, tai Džiugas E1 klasės nugalėtojas iki 250 kubikų. Tai 2 arba 4. Antroji vieta Eimantas Čepulis, o 3 vieta Vladas Gončarovas. Tai po 3 etapų tarp Džiugo ir Eimanto buvo įtampa. Neaišku, kas bus pirmas. Pirmus 2 etapus nugalėjo Eimantas, o Nemuno žiede nugalėjo Džiugas. Ir šiandien nugalėjo Džiugas, tai tarp jų dabar yra lygiosios. Tai E1 klasėje bus tikrai įdomi kova dėl nugalėtojo titulo. Ką, spaudžiam toliau, paskutinis ratas, atiduodam viską, ką galiu. Žinau, kad esu 4. Nežinau, visko gali būti. Reiks spausti, reik vytis, reik lengva. Ir nenumiršti šaltą protą, taisyklingai važiuoti.
Ačiū Pauliui Bandreikai, kad ketvirtas, iš karto užhaipino apsilenkt. Ir pavojingai lendu ir sugebu pralysti. Nežinau, iš kažkur gaunu dar jėgų. Bet ir čia jau pavargęs, darau truputį klaidų. Važiuoju ne per tas linijas, kur turėčiau važiuoti. Nors gal čia neblogai gavos. Bet kad čia nekirtau aš per tą balą ir važiavau atsargiai, gal biškai gailiuosi, bet nebūčiau aplenkęs šitą vietą. Va, jeigu čia būčiau dešiniau ten labiau pavaręs, nu jau būčiau aplenkęs. Aišku, gali čia šnekėt, kas būtų, jeigu būtų. Tuo momentu reikia galvoti. Ir štai, Eimantas Čepulis apsilenkė, išgirdau, kad atvažiuoja, tai pasirinkau kitą trajektoriją, kad apsilenktų jis mane. Va ir tiesiog nuspaudžia. Suka gazą. Man atrodo 4,50 dabar pasirinkau. Čia irgi vėl pavyzdys, kaip reikia rinktis gerą kelią. Lenkėsi toliau, aš trumpiau ir vis tiek jisai neįgauna pranašumo. Bet kas įgauna pranašumą, tai Marius Adomaitis. Kaip prastovinčias. Rūko ir nurūko. Aš nežinau, kas geriau mocis spaudžiu, tai ar kaip čia taip važiuoja greitai. Ir ramiai dar, taip atrodo, nereikia, kai tu motociklai nespaudžia iš visų jėgų. Pripaudžiu, važiuoju iš trasos. Bet nieko, viskas gerai. Na, kartais pasijaučia, kad jėgų nėra ir vairas mėtosi, bet neatleidžiam. Čia Zaskas prašoko. Tik primenu. Vargšas Ofsnikas antrą ratą lenkia. Aš pagalvoju, kaip jiems sunku turėtų būti. Nu, kad kol tu nepradedi važiuoti cross country, tu nesupranti, ten kiek čia yra sunku ir reikalaujantis jėgų sportas. Pravažiuoti, nu gerai, gali kiekvienas, bet kaip gerai suvažiuoti, jau reikia pasportuoti, padirbėti. Čia džiaugiuosi, kad nesėdau, atsistojusiam pavyksta įsiremti bortus ir išsukti. Nežinau, čia gal enduras kliūs, ar šiaip. Vis va, išvažiuodavo į dešinę pusę. Nu kažkaip užsirakindavo šitas posūkis. Štai čia, pradedančių klasės 933 numeris Robertas Kupčikas. Visai neblogai važiavo, bet pas mane tempas kažkaip daug didesnis ir atrodo jėgų nepasibaigė. Bet iš tikrųjų šiuo momentu galvoju, ties paskutinis ratas, aš šituo galėsiu atsigerti vandens. Burna visai džiūna. Ir dar kai dulka, aš kvepuoju per burną įsižiojęs, bet ta burna išdžiūna. Ir kai išdžiūna, labai sausa darosi, tai stengdavasi visą seilėm sudrėkinti tą burną, tada geriau. Čia jau iš tikrųjų išsikraus, neužilgo mano GoPro ir nepabaigsi dar paskutinio rato, bet papasakosiu, kaip buvo. Valandą jau išvažiuota, o šį kartą didau visą save, galvoju, paskutinis ratas, reikia paspausti kiek galiu, daugiau nebevažiuosiu. Ir privažiavęs prie laikroduko, rodo dar 30 sekundžių. Ir galvoju, nu ką, dar vienas ratas, atkentėsiu kažkaip tai. Ir paskutiniam rate
kažkaip dar atsirado tų jėgų, pasijungiau. Ir čia dar greitai Mindaugui Bliui labai nepasisekė, striga motos su visam jau. Tiek nedaug liko ir pastrigo. Vėl šitą miestą privažiuoju, galvoju, nu kam aš čia lysiu, tikrai nelysiu į vidą. Aš žinau, kad į išorę galim važiuoti ir didesnį lanką padarysiu, bet saugiai išvažiuosiu vien greitai. Kažkaip tai ant paskutinio rato čia žiūriu kamščiai pasidarė, visiems jėgas apsileido ir kaip čia. Na ir tęsiant paskutinio rato istoriją, tai atsirado jėgų, pasijungė tempas ir beveik paskutiniuose posūkiuose apdėjau Mindaugą Račkaitį. Ir šitoj vietoj padariau krešą. Čia džiuvau, aplenkęs Mindaugą ir čia beveik pats galas, priekinių stabdžių apsauga užstrigdė rankenėlę, kol ją susitvarkiau. Jis mane Mindaugas apsilenkė, o prieš tai aš jį apsilenkau, panašiai tempo, kaip dabar čia važiuoju. Jis daug lietuvių važiavo, baigėsi jam jėgas, bet pagalvojau, gal kad jis įratinas. Taip važiuoju, kaip tai gal, nepagalvojau, kad jis gali būti trečias ir kad ramiau man važiuot. Tai kol atsistojau viską, finišavau 4, o Mindaugas 3. Antroji vieta Aleksas Rečiuga, su kuriuo sakėm, kad tikėkime susitiksim. Na, pirmoji vieta turbūt nieko nestebina, Raimondas Dinda. Labai gaila, tik 6 sekundėm atsilikau nuo Mindaugo. Ai. Na, bet nieko, viskas gerai. Džiaugiuosi dėl Mindaugo iš tikrųjų. Atėjo ir jo diena, ateis ir mano. Vėl čia savo trumpinimą radau tarp tų bačkų ir pavyko sutaupyti kelią, apsilenkti už žiovą. Ką, visi ant galo, aš kažkaip pasijungęs, pasikūręs, jėgų nebetaupau, nes žinau, kad man jų nebereikės, bet dar nežinau, kad man laukia 30 sekundžių šitose varžybose ir aš įvažiuosiu dar į papildomą ratą. Tikrai gan tyliai atspaudžiau čia. Vėl artėja smagiausia vieta ir mes čia tuo jau ir užbaigsim. Jau biškį duodas tokius pramuštas. Ačiū organizatoriam, gera trasa. Esu finiše, startas nepaėjo. Per vidurį kažkur startavau, ten kažkaip užgesau, bet prasibrovau, buvau ten 12 pirmam rate, kylau, 8, 6, 4, pamačiau, kaip priešininkas, rodau man, Paulius ir Viktorija, 5, gerai, galvoju, reikia vytis, mačiau, kad Mindaugas prieki, Venskus, ir jis užstrigo jisai, žinau, kad 4 važiuoju. Varau, paskutinis ratas, sakau, atiduosiu viską. Taip gerai suvažiavau, kad žiūrėjau, dar pusę minutės liko. Nu ką, dar vieną ratą važiuoti, aš nebeturiu jėgų. Nu, bet kažkaip susikaupiau, važiavau. Dar prieš tai 4 ar 3 rate pargriuvau, vairas sukreivuliavo. Su kreivu vairu važiavau. Nu viskas, jau baigės man viskas, bet kažkaip įpratau prie to kreivo vairo. Ėjo tempo pagaut ir paskutiniam rate apsilenkiau ir Mindaugą Račkaitį. Ir galvoju, jisai ratinis, labai lėtai važiavo. Net nepagalvojau, kad jisai gali būti 3. Ir aš tuo metu važiavau, kaip apsilenkiau 3 važiavau, paskutiniam posūkį padariau klaidą, pargriuvau, jis apsilenkė ir aš tada likau 4. Tai va tiek, trūko iki 3 vietos, iki vazoną, kad gaučiau, va tiek. Na, gaila biškį, bet ką padarysi? Lenktynės ir lenktynės, jeigu laimi, tai laimi, nelaimi, tai nelaimi. O, 3 vietą nebepakelia motociklą, pavargai. Sveikinu, Mina. Pagaliau paskutinio rato, blemba. Kova. Kaip sekės visas? Blemba, žinok, sunkiai. Jau prieš paskutinį ratą kolega sako, jau gali ramiai. Ir baim žiūriu, tu aplenki. Jėzau, galvoju, laikysiu iki galo. Jau aplenkti jau jėgų irgi nebuvo, tai laukiau klaidos, tai kaip ir po klaidos tau. Ir padariau tą klaidą. Ir padarei, nes aš vienoje vietoje irgi buvau padaręs, tai... Aš važiuoju kažkaip, tai žiūriu, lėtai važiuoju, negi tu galvoju, prisivėjau, galvoju, gal ratinis, kažkaip irgi atsipalaidavau. Aš, blemba, už tai irgi galvoju, tas jau galvoju, tu nuvažiavai senai, tai už tai ten, gerai, kova iki galo. Smagi, pagaliau. Pagaliau pirmą kartą finišas. Kaip raganai, parodė, rankas skauda. Mazuolis, biškutį.
Nu, tai dirbai. Dirbom, viskas gerai. Nu tai ką, baigėsi 4 etapas, galbūt net sunkiausias iš visų, nu kaip, negalima turbūt pasakyti, toks technikiausias, lėčiausias etapas iš visų baigėsi. Buvo smagu, pagazavom, padirbom, išmokom kažko naujo, paėmėm iš šito etapo daug patirties, manau, visi. Nu kaip, aš visą laiką galvoju, kad aš antras esu. Bet turbūt per užpėlimą, kol pyliausi Jūcius mane aplenkė, tai likau 3. Nu, nemanau, kad blogai. Tai kaip ir džiaugiuosi 3 vietą, dirbsim, sportuosim toliau. Pauliau, kaip tau? Autodina Racing. Nu ką, aš kai tešlinių mėgėjas, tai pirmam rate radau didelę tešlą. Įstrigau provežą, gal buvo ten iki šlaunų, tai Mocas iš vis nepajudėjo iš vietos, tik tais vandens purslai šaudė iš jo, bandžiau trauktis, nepavyko. Gerai, kad buvo endūrinis tas tempimo diržas gale, tai nežinau, po minutės 2 kankinių ir nervų pavyko išvažiuoti, bet labai daug konkurentų prasileido, o po to važiavau tiesiog stabiliai, nes taip pavargau aš, kol iš to mėšlo išvažiavau, tai buvo sunku grįžti į ritmą, bet stengiausi važiuoti, negriu, tai tiesiog pravažiavau gerai treniruotę. Tokios lengvos varžybos, bet su blogu rezultatu. Nepykat biškai, pasidaužėm. Nu tai mes mėgėję susitikę ten kažką alkūnėm pasidaužyti, tai čia gerai, tas ir faina, kai sutinki trasoj draugų, tai lauksim video, žiūrėsim, ačiū tau. Aleksai, konkurentas, ateik čia. Konkurentas. Ką, sakėm, lipsim ant podiumą, bet, nu, biškai susipisau. O tu? Šiaip važiavosi gerai, įsivažiavau po 2 ratų. Ieškojau tavęs, dairiausi, norėjau palenktyniauti, žiūriu, kur tas Laurynas, bet kaip ir nėra, taip nėra. Į finišą atvažiavau, žiūriu 2, tai visai neblogai, o tau žiūrėjau, kad esi 4. Jo. Tai irgi sveikinu. Geras rezultatas. Raimondai, 1 vietą. Sužalotas. Nu ką, viskas neblogai. Varžybos geros, trasa šiaip iš tiesų labai gera. Šiek tiek sausa, biški dulka. Realiai važiavau visai vienodų tempų. Labai daug šortkutų, daug buvo, kurių reikėjo lenkti, realiai pastovi, kiekvienam rate visur kažką vis lenkt, labai lėtino šitas dalykas. Vieną kartą biškį prigriuvau ant tešlų per priekį, bet viskas kaip ir gerai, labai greit atsistojau, ten pargriuvau, nes neutralą jungiu, bėgę išmušiau kažkodėl. Šiaip rankas pritrynė, va taip, lemba labai skauda. Ir daugiau kaip ir viskas gerai šiaip iš tiesų. Geros varžybos. Realiai man svarbiausia laikas, tik laikas. Aš noriu laiko, man vietos nelabai rūpi. Man laikas. Svarbiausias geras laikas, bet nesu labai smarkiai jo patenkintas, nežinau, kažkaip 11 minučių, ten 11:01 gal, bet vienu žodžiu. Nelabai patenkintas laiku, nežinau kodėl. Fizinis pasiruošimas tik greičiausiai turbūt. Tai va. Kaip koja, tai nebesijauti? Bliomba dabar visa dar daugiau mėlyna iki čia jau, va tai va. Išsipūtė. Jo, bet, taip, man buvo kelt sunkiau tik tai, bet kažkaip ant moto sėdėti lengviau nei vaikščiot. Dabar sezonas, kitą savaitgalį Mickūnai, motokrosas, jo, tai viskas dabar jau. Nėra kada pasiekti jau. Nėra kada pasiekti ir tai dar čia, bus matyti, žodžiu, nenoriu labai prognozuoti į priekį, bet kurios kantri tai tikrai pabaigsiu, o kitiem metam pasiruošiu mėgėjus ir viskas, ir mėgėjus reikia kažkaip irgi čia laimėti, nežinau, bet čia reikia fiziškai pradžiui pasiruošti. Bus matyti. Na kaip lenktynės? Diena. Ką žinau, puikiai. Starte, kaip visada su KTM problemu. Nepaėjo biškai kažkas tai? Tai standartiškai su KTM. Esi turėjęs problemų tokių panašių jaučiu. Ne, KTM. Viskvarna, žinau, gerai vėtis. KTM gal nelabai. Nu tai va, su KTM problemytė buvo kažkaip smagu. Įklimpau į pelkę. Apžvalgos rate atrodė mažiau, žinai, gilių. Bet išsiaiškinau per pirmą ratą varžybų, kad yra iki pažastų beveik. Tai va, dėl to paleidau pirmą poziciją. Likau 2. Vis tiek neblogai. Bet uraganas vyjas tavęs. Jo. Bet matai, uraganas, o išeina kaip lengvas viesulas. Nepavyko pagauti. Finišas, Aivarai. Pagaliau finišas, žinokit. Kas rankštas šis šalai? Ne, buvo taip sunku, dar nebuvo niekada. Paskutinį ratą važiavau iš paskutinių jėgų. Kritau vieną gerą blyną. Gal nufilmavo, gal nufotografavo. Bus gražus kadras. Kritau, miestą sakant, nekritau. Bet 4 rate stipriai į ratą galinį mušė, greitesnis, parvertė. Tada, kol atkėliau motociklą, stipriai praradau daug jėgų ir laiko.
Ir tada 5 ratą jau tada tik vežiausi. Startą labai gerai paėmiau. Ir 2 kartus į ratą galinį kažkas baks ir galiausiai stipriai ir parverkė mane. Tiesa. Ir tada teko labai visus gaudytis. Nežinau, kilintas baigiau, bet baigiau. Džiaugiuosi, o rezultatas tai džiugina, kad baigiau. O kai bus, tai bus. Super. Ačiū, kad žiūrėjot. Kitų kartų paspauskit like, subscribe. Ačiū visiems.